Sveiki visi! Lapkričio 7 dieną AMD pradėjo pardavinėti naujus Ryzen 7 9800X3D procesorius. Kadangi tai turėjo būti tuo metu pats galingiausias procesorius gamingui pasaulyje, pirmosios atsargos buvo išpirktos per kelias valandas. Dėl to mes kaip Qubels dėjom visas pastangas, kad būtume vieni iš pirmųjų, kuriems pavyks jį įsigyti. Deja, mums nepavyko. Iki šiandien. Dabar jau turime šį monstrą savo rankose ir pats metas jį ištestuoti. Paruošime jums trumpą palyginimą tarp seno AMD gaming procesoriaus karaliaus Ryzen 7 7800X3D ir šiuo metu galingiausio Intel i9 14 kartos procesoriaus. Na, o tam, kad šie galingi procesoriai galėtų pilnai pasireikšti, į testavimo kompiuterį dar įdėjome Nvidia RTX Cam 9 vaizdo plokštę, kuri dar kol kas, bent jau iki šio mėnesio galo, yra galingiausia vaizdo plokštė pasaulyje. Testavimas vyko trijose pernai metų pabaigoje išleistose žaidimuose: Indiana Jones and the Great Circle, Stalkeris 2 ir mano mėgstamiausias titlas Call of Duty Black Ops 6. Visi žaidimai buvo testuojami išjungus DLSS Frame Generation, kadangi iš patirties žinome, kad jie palengvina procesoriaus darbą ir neleistų pamatyti tikslių šių procesorių galimybių. Taip pat žaidimai buvo ištestuoti ne tik ant 4K rezoliucijos, bet ir ant pačios žemiausios, kurią leido mūsų pasirinkti žaidimai. Taip pat žaidimus įrašinėjame naudodami OBS, todėl realiame scenarijoje turėtume matyti daugiau FPS, kaip ir visada. Taigi pradėkime nuo Indiana Jones and the Great Circle žaidimo. Šis pernai metais išleistas vyramus, tiesioginio to žodžio prasme ėdantis žaidimas, yra vienas pirmųjų, kuris reikalauja hardware ray tracing vaizdo plokštės. Dėl to jau šiais metais visi GTX 1080 Ti naudotojai gali pradėti galvoti apie upgrade'ą. Testavimui pasirinkome šio žaidimo sunkiausiai pavežamą sekciją – džiunglės. Ir be abejo, žaidimo yra įjungta Full Path Tracing funkcija. Taigi pradėkime nuo Intel procesoriaus. Plaukiant upe, matome, jog FPS laikosi apie 30. Žinau, jog tai gali atrodyti kaip labai žemas performance, bet nepamirškite, jog šiuo metu žaidimas ranina ant 4K rezoliucijos su ray tracingu ir pilnai išjungtų DLSS. Jei pavyzdžiui, žaidimas dabar veiktų su DLSS performance ir frame generation, šiame scenarijoje FPS būtų arčiau 100. Taigi plaukiant šią upę, dešiniau nuo FPS counterio galite matyti 1 FPS average. Šis skaičius mums parodys, ar procesorius dirba stabiliai ir ar žaidime nėra jokių mikro strikčiojimų. Taigi Intel procesorius viso plaukimo metu palaikė tarp 31 ir 29 FPS, tačiau matome, jog 1% vidurkis nukrito iki 22 FPS, kas reiškia, jog šio pasiplaukimo upe metu FPS krisdavo labai trumpam periodui, žemiau 29 FPS ribos. Toliau pereikime prie Ryzen 7 7800X3D. Plaukiant identiškų maršrutų, kaip ir testuojant Intel procesorių, matome panašius rezultatus. FPS laikosi maždaug apie 29-32. 1% vidurkis mūsų pasiplaukimo upe gale yra nukritęs iki 24 FPS. Tai parodo šiokį tokį skirtumą tarp šių procesorių. Intel praplaukus per džiunglės tą pačią atkarpą rodė 22 FPS, 1% vidurkį, o tuo tarpu 7800X3D išsilaikė ties 24 FPS, kas rodo sąlyginai geresnį AMD platformos stabilumą žaidžiant Indiana Jones and the Great Circle. Dabar šokime prie Ryzen 7 9800X3D. Vėlgi, realių laikų rodomi FPS nesikeičia. Jie laikosi aplink 31 FPS ribą. Kodėl taip yra? Jau netrukus paaiškinsiu, tačiau dabar atkreipkime dėmesį į 1% vidurkį. Gale mūsų kelionės upe matome, jog jis yra nukritęs iki 24 FPS. Ką? Ar tai reiškia, jog jo performance niekom nesiskiria nuo senojo Ryzen 7800X3D? Nesijaudinkit, jei dar kartą atkreipsite dėmesį į performance statistiką, pamatysite, jog GPU apkrova yra 100%. Tai reiškia, jog vaizdo plokštės maksimali apkrova neleidžia šiems procesoriams pilnai pasireikšti. Todėl mes atlikome šiame žaidime papildomus testus su žemiausia rezoliucija, tam, kad sumažintume GPU apkrovą ir leistume pasireikšti procesoriam. Taigi dar kartą greitai prabėgime per testo rezultatus, tik šį kartą nustačius žemą rezoliuciją. Intel procesorius laikosi aplink 70 kadrų per sekundę ir gale kelionės upe 1% vidurkis yra nukritęs iki 59 FPS, o tuo tarpu 7800X3D laikosi ties 60 FPS riba. Ir tenka pripažinti su didesnėm kadrų per sekundę variacijom nei Intel procesorių. O kelionės gale 1% vidurkis yra nukritęs iki 46 FPS. Matome, jog Intel turi net 10 kadrų per sekundę pranašumą ir realaus laiko rodikliuose ir 1% vidurkį. Dabar pažiūrėkime, kaip prieš 14900K atsilaikys naujasis 9800X3D. Iškart matome, jog realių laikų FPS rodikliai yra aukštesni nei 7800X3D. Jie laikosi aplink 73 FPS. Tačiau gale kelionės laivu matome, jog 1% vidurkis visgi buvo didesnis Intel pusėje. Čia vidurkis buvo 46 FPS.
tiek pat kaip ir 7800 X3D. Tai gali rodyti tam tikrą AMD platformos nestabilumą, būtent šiame žaidime, nes šiuo metu galingiausias Intel procesorius išlaikė netgi 13 FPS didesnį vidurkį, nors realiu laiku 9800 X3D rodė geresnius rezultatus. Tam, kad galėtume geriau palyginti šį procesorių su senesnė jo versija ir Intel konkurentu, eikime protestuoti sekantį žaidimą – Black Ops 6. Šį kartą greičiau prabėgime Pro 4K rezoliucijos rezultatus. Žaidime buvo išjungtas DLSS Frame Generation ir įjungta DLAA, kas iš esmės yra pačios geriausios kokybės anti-aliasing, nes įjungus šį nustatymą, žaidimas iš tikrųjų veikia ant dar aukštesnės rezoliucijos nei 4K. Kiekvieno testo metu buvo žaidžiama Nuketown žemėlapyje, kadangi jame visas veiksmas yra sukoncentruotas mažoje erdvėje ir tai leidžia daugmaž gauti tokį patį scenarijų kiekvienoje testo metu. Taigi 4K rezoliucija ir 7800 X3D procesorius. Važiuojam. Žaidimas laikosi tarp 78 ir 90 FPS, o po 1 minutės testavimo 1% vidurkis rezultatai buvo ties 53 FPS riba. Toliau. Intel 14900K. Lygiai taip pat realiu laiku rodomas FPS šokinėja tarp 79 ir 90 FPS, tačiau 1% vidurkis yra šiek tiek aukštesnis nei 7800 X3D ir po 1 minutės žaidimo laikėsi apie 56 FPS. Nuo dabar 9800 X3D. Matome panašią FPS variaciją kaip ir praeitose testuose, tačiau 1% vidurkis mane šiek tiek nustebino. Jis beveik nesiskiria nuo 7800 X3D rezultato. Ar tai reiškia, jog procesorius ne ką geresnis už praeitos kartos, o gal tas DLAA nustatymas užmetė per didelį balastą mūsų varšeliui Cam 9? Nieko tokio, toj sumažinsim rezoliuciją ir išsiaiškinsim, kaip kas yra. Taigi Black Opsas dabar jau runina ant Full HD. Su tais pačiais nustatymais, kaip ir matote, GPU gale nėra pilnai išnaudojama. Todėl dabar turi vietos pasireikšti mūsų testuojami procekai. 7800 X3D testo metu FPS laikėsi tarp 140 ir 170 ir po 1 minutės žaidimo 1% vidurkis buvo 81 FPS. Tuo tarpu su Intel 14900K realiu laiku FPS laikėsi kiek žemiau 120 ir 140 FPS tarpe, bet vietomis pakildavo iki 158 FPS. Po 1 minutės žaidimo 1% vidurkis apsistojo ties 78 FPS. Ir galiausia 9800 X3D. Čia pagaliau parodė savo pranašumą realiu laiku. FPS siekia tarp 170 ir 200, o po minutės žaidimo 1% vidurkis sustojo ties 96 FPS, kas yra bent jau 13% didesnis stabilumą lyginant su 7800 X3D ir 15% didesnis nei Intel 14900K. Toks rezultatų skirtumas nuo Indiana Jones puikiai parodo, kad atliekant naujų detalių testus reikia testuoti daugiau nei vieną žaidimą, nes vieni žaidimai veikia geriau ant Intel procesorių, o kiti ant AMD. Taigi dabar pažiūrėkime trečią žaidimą – visų kompiuterių žudiką ir Unreal Engine 5 technologijų pažibą – Stalkerį 2. Performance testus atlikome Zalisėje miestelėje, nes būtent ši žemėlapio vieta yra pagarsėjusi kaip tikra procesorių baudėja. Kaip įprastai, DLSS Frame Generation buvo išjungtas. Šį kartą iškart šokime prie žemos rezoliucijos rezultatų, nes kiek jau matėme iš praeitų žaidimų 4K rezoliuciją visus procesorius pernelyg suvienodina dėl vaizdo plokštės perspaudimo. Tai 7800 X3D laikėsi tarp 50 ir 70 FPS, o prasibėgus per miestelį 1% vidurkis rodė 36 FPS. Ne kažką. Bet žiūrim toliau. Intel 14900K parodė jau geresnius rezultatus. FPS skraidžio tarp 60 ir 80, o 1% vidurkis po tos pačios kelionės nugalė ties 44 FPS. O dabar nors ir matome, jog 14900K pirmauja prieš 7800 X3D, pažiūrėkime, kaip seksis 9800 X3D procesoriui. Realiu laiku FPS laikosi aukščiau nei Intel procesoriaus. Testo metu siekia tarp 70 ir 88 FPS, tačiau 1% vidurkis rodė 36 FPS. Apibendrinant, atrodo, jog šie laikiniai žaidimai nėra pilnai paruošti išnaudoti naujausius procesorius. Žiūrint ant lapo pateiktus 9800 X3D speksus, galima aiškiai matyti jo pranašumą prieš 14900K ir 7800 X3D. Tačiau iš mūsų atliktų testų aiškiai matosi, kad ryškiausias performance skirtumas buvo tik žaidžiant Black Opsą 6, kuris tarp kitko buvo sukurtas ant seniausio žaidimo engine iš šiandien testuotų žaidimų. O grįžtant prie Stalkerio 2, kuris runina ant naujausio Unreal Engine 5 variklio, mes matėme mažiausiai iš šiandien testuotų žaidimų skirtumą tarp 4K ir 720p rezoliucijos. Kas reiškia, jog šis žaidimas neefektyviai išnaudoja visus kompiuterio resursus. Žaidžiant Stalkerį 2 buvo panaudojama tik apie 80% GPU resursų ar net mažiau, kol kitose žaidimuose ant 4K rezoliucijos matėme 100% panaudojimą.
Bendrai galiu pasakyti tik tiek, kad 9800 XSD parodė tikrai didelį pranašumą žaidžiant Black Ops 6. Toks procesorius tikrai gali suteikti papildomo stabilumo jūsų sistemai, tačiau tai nebuvo toks milžiniškas šuolis nuo praėjusios 5800 XSD kartos, kokio aš tikėjausi.